Šalia Palangos išsilaipino daugiau kaip 500 karių. Jų užduotis neutralizuoti teroristų grupuotę. Pagal tokį scenarijų Baltijos pajūryje pratybų operaciją vykdė Lietuvos, Jungtinių valstijų ir kitų šalių kariai. Lietuvoje pirmą kartą vykstančiose tokio pobūdžio tarptautinėse karinėse pratybose BaltOps dalyvauja 600 karių. Didžiąją jų dalį sudaro Lietuvos kariai ir Jungtinių valstijų jūrų pėstininkai. Pagrindinis pratybų tikslas užtikrinti saugumą Baltijos šalyse ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą vykdant skirtingas karinės užduotis. Džiaugiuosi, kad pagaliau tokias pratybas turime, kurios tiesiogiai rodo, jog gynybos planai, kurių taip siekėme, realiai vykdomi, kad matome 12 valstybių gebėjimą apginti Baltijos valstybės, jeigu reikės, ir visą Baltijos regioną. Ir matome visų rūšių karinės pajėgas, ir orą, ir aviaciją, ir jūrą, ir pešiuosius. Per pratybas buvo galima stebėti, kaip derinami sausumos, vandens ir oro pajėgų veiksmai. Kariai pozicijas pakrantėje užėmė nusileidę iš sraigtasparnių, išsilaipinę iš motorinių valčių ir sunkiosios technikos. Baltijos jūros pakrantėje plaukiojo Lenkijos kariniai laivai, dangų raižė Vokietijos oro pajėgų naikintuvai ir Jungtinių valstijų strateginiai bombonešiai. Pratybomis esą liko patenkinti tiek Lietuvos, tiek Jungtinių valstijų karininkai. Turime mokėti dirbti petys petin ir tą jūs šiandien ir pamatėte, kad tiek amerikiečių jūrų pėstininkai, tiek Lietuvos kariai įsilaipino kartu, užėmė reikalingas pozicijas, žvalgai įsilaipino iš sraigtų, taip kad esame pilnaverčiai NATO nariai ir manau, kad tą jūs ir pastebėjot. Galiu nuoširdžiai pasakyti, kad su Lietuvos karininkais ir kariais yra labai lengva dirbti. Jie nieko nenusileidžia amerikiečiams. Tik dirbdami kartu galime būti mobilus. Nebuvo jokių nesklandumų, dirbome petys į petį. Per pratybas BaltOps kariai tobulino šaudymo, pirmosios pagalbos, išminavimo bei kitus įgūdžius. Jūroje dirbo narai. Pratybose dalyvauja Lietuvos, Estijos, Jungtinių valstijų, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Vokietijos ir Švedijos kariai. Pratybos vienu metu vyksta 4 Baltijos regiono šalyse.